jausmas geras, nuotaika puikiai, kažkiek pavargėsam, suplūkę, bet gerą darbą darėm. Parodaminos, reiškia, girininkijai. Tokį lyg ir nedidelį ruoželį praėjom, bet baisinį kiekį šiukšlių surinkom, konteinerių pilną prikrovėm, pasirodo būtų ir antras, gal net ir link trečio. Tai džiugu, kad tai pradėjom dieną ir savaitę. Bus gražiau, švariau. Teko ir anksčiau, panašius dalykus kartais darom su draugais. Turim futbolo klubą, su kuriuo važiuojam, Juodkrantėj turnyre tokiam dalyvaujam. Ir va šį savaitgalį kaip tik buvo metinis, tai einam pajūriu nuo Juodkrantės iki Pervalkos, ten surenkam šiukšles, ten į krūvą sudedam, tai tokį kaip tradicija. Ir čia gyvenamoj vietoje šalia Vilniaus irgi apsitvarkom su kaimynais, apeinam pamiškes ir visokius. Žodžiu, būtent tas šiukšlių mažinimas ir švarinimas miškų ir kažkokių krūmynų ir gražių vietų. Ne pirmą kartą.